Sveiki, ar esi pasiruošęs pasinerti šiuolaikinį ir greitai kintantį verslo pasaulį? Kviečiu į kelionę po Lietuvos verslo kolegijos vadybos katedros studijų programas. Įstaigų ir įmonių administravimas, išmanioji vadyba, pardavimų ir logistikos vadyba. Gerai paruošti specialistai – tai bet kurios organizacijos ir įmonės sėkmės pagrindas. Žinome, kad įmonė ar įstaiga prasideda nuo įstaigos administratoriaus, sekretoriaus, referento, nes būtent jie yra įstaigos veidas. Todėl įstaigų ir įmonių administratoriaus profesiją galima įvardinti skirtingai. Tai administratorius, sekretorius, referentas, asistentas. Studijuodami šioje studijų programoje išmoksite profesionaliai tvarkyti dokumentus kompiuteriu, taisyklingai bendrauti ir rašyti valstybinę užsienio kalbomis, vykdyti administravimo veiklos dokumentavimą, dirbti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, planuoti bei koordinuoti įmonės ar įstaigos veiklą, valdyti materialiuosius finansinius išteklius, kurti įstaigos ar įmonės įvaizdį, teikti informavimo paslaugas klientams. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa turi šias specializacijas: valstybinių ir viešų įstaigų administravimas, verslo įmonių administravimas. Šios profesijos privalumai: ankstyva karjeros pradžia, galimybė susipažinti su įmonės valdymu, komunikavimo įgūdžių tobulinimas, konsultuojant klientus ir priimant svečius. Administratoriaus darbas yra universalus. Išmanysite, kaip taisyklingai parengti dokumentus bei asistuoti įmonės vadovui. Baigėme kelionę po Lietuvos verslo kolegijos vadybos katedros studijų programas. Lietuvos verslo kolegijos šūkis – šiuolaikinės žinios šiuolaikiškam žmogui. Jeigu esi energingas, kūrybingas, motyvuotas, ateik į Lietuvos verslo kolegiją ir studijuok šioje aukštojoje mokykloje.